Sveiki krepšinio gerbėjai, esu komentatorius Vaidas Čeponis. Kągi, artėja prie pabaigos olimpinės žaidynės. Mes jau nuskynėme bronzą 3-3 krepšinėje, tačiau ne ką mažiau įdomus ir 5-5 krepšinės. Liko 4 elitinės komandos, netrukus pusfinaliai. Jūs spėkite, kurios komandos žais finale, kas iškovos čempionų titulą ir kas bus arčiausiai tikslo. Jums padovanosime štai tokius nuostabius marškinėlius. Jums reikia, aišku, prenumeruoti mano YouTube kanalą. Sėkmės! Pirmasis pusfinalis Prancūzija, Vokietija. Prancūzai prastai atrodė gana grupės turnyre, vos ištenėjo pergalę prieš Japoniją, beviltiškai nusileido vokiečiams, tačiau gana netikėtai nukovė Kanadą ketvirtfinalėje, taigi padarė išvadas prancūzų treneris Vincentas Collet. Gal į naudą išėjo Prancūzijos komandai, jog negalėjo dėl traumelės žaisti beveik Rudy Goberas. Visiškai su kaupu pasteisino Lesoro leidimas Jebuselės, taip pat starto penkete nustebino Kordinie, taigi prancūzai pakeitė žaidimą, nesuprato, kad su Rudy Goberu ir Wembanyama kartu viename penkete jie tikrai laimės nepasieks. Vokiečiai vis dėlto, manau, yra kiek solidesnė komanda, jie gali šiek tiek geriau gintis, prognozuoju, jog vyks apylygė kova, vyks nervų karas, nerezultatyvios rungtynės, komandos turėtų tikrai nepermesti 150 taškų, net gal ko gero apie 145, vis dėlto vokiečiai turi Šrioderį, Wagnerį, turi šiek tiek gal aukštesnio lygio žaidėjų ir prognozuoju, jog po dramatiškos kovos pasaulio čempionai triumfuos maždaug 3-5 taškais. Antrasis pusfinalis JAV Serbija. Grupės turnyre komandos kovėsi tarpusą ir tada net 26 taškais laimėjo amerikiečiai. Manau, jog šį kartą bus labiau įnirtinga kova, nes serbai turi rezervų. Jiems tiesiog reikia pataikyti laisviems pirmosiose tarpusavio rungtynėse, jie tritaškius metė tik 24% tikslumu, kai amerikiečiai net 56, aišku, serbams reikės šiek tiek fortūnos pagalbos, bet esminis dalykas reikia stabdyti amerikiečių greitą puolimą ir pabandyti primesti JAV rinktiniai tokį lėtą, klampų pozicinį krepšinį. Ta, manau, gali padaryti serbai, vis dėlto amerikiečiai, turi pirmiausia, atletiškumo persvarą. Prognozuoju, jog 3 kėlinius serbai rimtai kaposis su amerikiečiais, bet paskui Serbijos krepšininkų baterija išseks ir amerikiečiai nugalės, apie 20 taškų skirtumų. Mažasis finalas Prancūzija prieš Serbiją. Serbai turėjo labai daug vargo dvikovoje su australais, ketvirtfinalį išplėšė pergalę tik per pratęsimą. Prancūzai, kaip sakiau, netikėtai nukovė Kanadą, vis dėlto manau, kad serbai turi šiek tiek daugiau kozirių. Turi geriausią, sakyčiau, pasaulyje vidurio puolėją Nikolą Jokičių ir jis tarė lemiamą žodį ir mače su australais. Manau, kad ir čia jo faktorius turėtų būti svarbiausias. Serbai žaidžia rezultatyviau šiame turnyre, jie turi daugiau ginklų puolime, manau, turi potencialo ir geriau gintis. Prancūzai šovė labai gerai, pataikė su kanadiečiais, sakyčiau, gal šiek tiek ir sekėsi. Serbijos komanda turi daugiau kūrėjų, jie taikliau pataiko į žaidimo šioje olimpiadoje. Prancūzai, aišku, draskysis, manau, iki pabaigos, vis dėlto lemiamų momentų, sakyčiau, išiškės serbų persvarai ir jie nugalės, maždaug 5-7 taškais. Ir ką, didysis finalas Jungtinės Amerikos valstijos prieš Vokietiją. Ir prieš turnyrą prognozavau, kad vokiečiai bene rimčiausi pretendentai įkasti amerikiečiams šiame turnyre. Aišku, turi sužaisti idealias rungtynes Vokietijos komanda. Spėju, kad amerikiečiai skirs tiesiog milžinišką dėmesį Denisui Šrioderiui ir Francui Wagneriui. Ir jeigu iššaus kiti Vokietijos komandos žaidėjai, tikrai amerikiečiams tikrai bus nelengva. Reikės Vokietijos komandai gynyboje komandinių veiksmų, nes apsiginti vienas prieš vieną prieš kai kuriuos JAV žaidėjus yra tiesiog neįmanoma. Jeigu amerikiečiams šiek tiek nepakris, vokiečiai taikliai mes tritaškius,
manau, kad amerikiečiams gali užkurti tikrą pirtį pasaulio čempionai. Na, mano prognozija, jog bus įdomus atkaklus finalas. Spėju, kad Vokietijos rinktinė amerikiečiams priešinsis 3 ar pusketvirto kėlinio. Vis dėlto svarbiausiais momentais turėtų tarti svarų žodį JAV rinktinės veteranai, senbuviai LeBronas Jamesas, Kevinas Durantas, galbūt ir kai kurie kiti žaidėjai. Taigi sunki amerikiečių pergalė, maždaug 10 taškų persvara. Tai buvo mano komentatoriaus Vaido Čeponio prognozės. Pagaliau pailsėkite nuo manęs, susitiksime negreitai, gal po pusantro mėnesio kito sezono pradžioje. Kągi, gražaus krepšinio, gerų likusių atostogų ir iki kito karto.